nesukontroliavęs chaoso tarpiniuose patikrinimuose, atsistatydina nežinantis, kiek yra lyčių. Gerai, bet jeigu rimtai, palieka mįslių kaip Anušauskas. Tai kas ministerijoje priima sprendimus, už kuriuos nenorėdamas prisiema atsakomybę Jakštas? Matome, kad neturime pakankamos laisvės spręsti ir įgyvendinti sprendimus, kuriais patys tikime. Jau nekartą teko ir pačiam prisimti atsakomybę už sprendimus, kurių pats nepriėmiau. Daugiau to daryti nenoriu, tad šiandien ir viešai prašau premjerės priimti mano atsistatydinimą iš švietimo, mokslo ir sporto ministro pareigų. Tokiomis sąlygomis mums dirbti yra nelabai įmanoma, kadangi premjerės komanda labiau trukdo nei padeda ir ta darbo kultūra, kuri atkeliauja iš ten, man asmeniškai ir mano komanda yra nepriimtina. Na, kaip ir viskas aišku, Šimonytės komanda. Vadinasi, kaltų nėra.